Kai komanda neiškovojo pole pozicijos, sakė, ai, velniop, važiuosiu su kokiu nors BMW, kur Kupčikas važiuoja ir jūs čia važiuokit su to Porsche patys. Bet vis dėlto Nemunas startavo, Nemunas turbūt labiausiai patyręs, Nemunas yra toksai aštriausias lenktynininkas, jisai startavo ir komandos taktika panašu, kad buvo idealiai teisinga važiuoti suslikti po padangomis, nes jau po 3-4 ratų, kai trasa visiškai išdžiuvo, jie pradėjo važiuoti greičiausiai visose lenktynėse. Audriau, ką galėtum pakomentuoti į tai? Tu labai aiškiai papasakai ir lyg tai klausdamas, tu pats atsakėjai atsakymą. Taip, Nemunas daugiausia pažįsta Porsche automobilius, Nemunas yra važiavęs aukščiausio lygio varžybose ir jis yra matęs, kaip reikia važiuoti labai greitai, nes Nemunas yra beveik sezoną ar net ilgiau važiavęs Porsche Super Cup lenktynėse, kur yra geriausi Porsche vairuotojai pasaulyje. Taigi, Nemunas yra gana greit prisitaikantis vairuotojas, gana impulsyvus, o Nerijus ir Benas yra nuosaikesni tokie. Jiem daugiau reikia įvažiuoti, kaip sakant, priprasti prie automobilio. Todėl taktika buvo ir aiški, o Nemuno pyktis arba tas, manau, čia yra įvažio dalis. Čia toks karštakašiškumas truputį, reikia tokio arba gal truputį, kad turi būti kažkokio tai įdomumo ir ugnelės, ir tų pipirų, bet manau, kad jie tai buvo sutarę ir taip buvo logiška daryti ir mes būtume irgi taip darę. Gerai, ačiū Audriau, na štai Nemunas šypsosi jūsų ekranuose. Žinoma, kol kas komanda gali šypsotis. Jie laimi lenktynėse, jie pirmauja ir pirmauja beveik minutę prieš Mojo Launch Racing Michaelą Verhageną iš Belgijos, BMW M3 Silhouette automobilį. Šiuo metu vėlgi saugos automobilis trasoje, nes Brum Brum komandos BMW traukiamas iš trasos dėl techninio berods gedimo, ar ne? Audriau, kas nutiko ten? Kažkokia tai ar tai smulki avarija, ar tai gedimas negaliu, nes tuo metu nesimatė ir neturim tos kameros vaizdo. Gal suras paskui operatoriai tą vaizdą, bet kita, ką aš noriu pasakyti, kad jau lenktynės, ir čia Saulenis minėjo, jau vėluoja savo laikę. Kaip sakant, mes kalbėjom apie tai, kad ar tilps lenktynės per 10 valandų, ar suvažiuosime visą distanciją, ar teks nutraukti dėl laiko. Tai jeigu įvykiai klostysis taip kaip dabar ir jeigu bus tik toks tempas, gali tekti lenktynės baigti 22 valandą 15 minučių. Iš tikrųjų, dabar lenktynininkai pravažiavo 85 ratus, bet mano skaičiavimu, be saugos automobilio, jie pravažiavo tik apie 20 ratų. Įsivaizduoju? Vos ketvirtadalį visų nuvažiuotų ratų buvo pravažiuoti normaliu lenktynių tempu. Visa kita vyko paskui saugos automobilį. Todėl, kad ištisai incidentas veja incidentą. Aišku, startas buvo netradicinis. Startas buvo ant šlapios dangos ir skirtingos taktikos, skirtingos padangos. Sportininkai darė klaidas. Tas irgi prisidėjo, ar ne? Taip, bet čia yra bloga žinia, darbuotojams degalinės esančios čia trasoje. Nes jeigu lenktynės bus sustabdytos anksčiau, tai visų pirma lenktynininkai nepravažiuos tiek ratų, antras tempas yra labai lėtas, vėlgi mažiau kuro eikvojasi. Aišku, čia aš juokauju, čia yra tik šiaip toksai visai taip, kad mes neturim dabar rimtai ką pasakyti, nes tikrai šiose lenktynėse labai daug tos neįdomios fazės, bet jau gana vyko ir daug įdomių įvykių. Na kągi, mes galime pakalbinti lenktynininką, kuris tuo metu vairavo BMW automobilį, Brum Brum Racing komandos narys, Dainius Matijošaitis. Taigi perduodu mikrofoną savo kolegai Tomui. Tomui. Taip, Ramūnai, girdėjome, kad neturėjote informacijos, kas nutiko komandai Brum Brum ir mums pavyko pasigauti Dainių Matijošaitį, kuris kaip tik ir vairavo savo automobilį ir ko gero jis geriausiai mums gali papasakoti, kas nutiko. Taigi, Dainių, kas? Nelaimė. Kokia? Paprastas varžovo nematymas veidrodėlio. Tiesiog aš buvau šitoj posūkio viduje, o jisai vis vien tiesiog mane blokavo ir su savo galiniu ratu išmušė mano kairį priekinį ratą. Išmušė, išlūžo, jisai visiškai automobilis nebesivairuoja. Turėjau šį palikti čia ir laukiu, kol parveš kaip dėžutė. Ar tai yra kažkokio negarbingo žaidimo principų dalis? Nemanau, tai yra tiesiog žioplumas. Nors lyg tai vairuoja mūsų garsusis Vasiliauskas, aš aišku tik gandais, bet tai gal tiesiog žioplumas, visi mes klaidų darom. Ačiū labai. Ramūnai, girdėjote Dainių Matijošaitį. Ačiū Tomui, ačiū Dainiui. Na, iš tikrųjų labai nusivylęs Dainius, nes kažkas nepastebėjo lenkiamo ratų automobilio. Čia negali vertinti, niekada negali vertinti vienos pozicijos. Ta prasme,
Mes reiktų, jeigu pamatytume situaciją, galėtume nuspręsti, ar pakankamai jau Dainius buvo įlindęs, ar jo ketinimai buvo logiški ir Galbūt jis buvo tikri. kaip tik toj vietoj, kai Yra lenktynininkas tiesiog nelogiška nematė važiuoti. ir viskas. Taip, bet Nes ten ir nelogiška yra važiuoti vidum. Lenkiamam ratu sportininkui nėra prasmės blokuoti savo varžovą. Bet Tai mes jokių būdų negalim komentuoti, kol mes nematėm. Dainiui atrodo vienaip, aišku, Taip, jeigu tai buvo Kazimieras ar kas, atrodo kitaip. Bet kokiu atveju teisėjai viską matė, nes priešais teisėjus visą tai vyko. Na kągi, tiek kol kas žinių TV1 eteryje. Kita transliacija žiūrėkite per LNK televiziją. Susitiksime jau po gero pusvalandžio. Likite su mumis. Tūkstančio kilometrų lenktynių oficialus logistikos partneris Linava. Tūkstančio kilometrų lenktynių oficialus logistikos partneris Linava. Sveiki, mėly LNK televizijos žiūrovai. Čia Palanga, čia 1000 kilometrų lenktynės. Neprognozuojamos, dramatiškos, fantastinė įtampa ir čia lyderiai keičiasi dažnai. Automobiliai patiria avarijas, gedimus. Džiaugsmas ir liūdesys čia susiję į vieną. Iš tikrųjų, jau nuo 19 valandos nugalėtojus bandysime, lauksime juos pasitinkant scenoje kartu su scenos žvaigždėmis, kurios irgi užsikrėtė lenktynių aistra ir pamatysite reportažus. Visą dieną mes transliuojame per LNK ir TV1 iš Palangos 1000 kilometrų lenktynės. Didžiausios lenktynės Baltijos šalyse, rytų Europoje. Visai netrukus mano kolega Ramūnas praneš jums karščiausias naujienas iš trasos. Kas pirmauja, kam nepasisekė. Ramūnai? Ačiū Tomai, taigi trasoje jau 3 valandos lenktynių, mūsų laukia panašu, kad dar 7, įtempta kova ir iki finišo teks palaukti. Pagal lenktynių taisyklės jos negali vykti ilgiau negu 10 valandų. Tai yra, jeigu sportininkai nesugebės per 10 valandų įveikti 1000 km, finišas bus duotas po lygiai 10 valandų. Tačiau pagal kompiuterį, kuris skaičiuoja maždaug preliminarų finišą, šiuo metu lenktynės turėtų baigtis 22 val. 16 minučių, tai yra lygiai po 10 valandų. Tačiau dabar lenktynės smarkiai greitėja, lenktynių tempas smarkiai greitėja, todėl kad saugos automobilių nebėra. Galima beje pasižiūrėti apie pirmosius įvykius, apie pirmas 3 valandas lenktynių, kaip visą tai vyko. Taigi saugos automobilių nebėra, lenktynininkai važiuoja greičiau ir aš manau, aš taip prognozuočiau, kad lenktynės baigsis apie 9:30 vakare. Tai yra po 9,5 valandos. Audriau, kaip tau atrodo, kaip vyksta lenktynės? Lenktynės vyksta kaip visada įdomiai. Reiktų pabrėžti, kad tai buvo pirmos lenktynės, tai ir 14 lenktynės, bet pirmos lenktynės, kai sportininkai startavo šlapia danga. Ir ne tai, kad šlapioje dangoje, bet bedžiūstančioje dangoje. Ir dėl to mes matėm labai įdomią kovą nuo pat pirmų ratų. Bet pradžioj sportininkai nedarė klaidų, buvo labai atsargus, buvo labai susikaupę klaidos ir avarijos ir kiti visokie nemalonumai sportininkam. Prasidėjo vėliau, matyt, kai jau visi pajutė, kad jau galima lėkti. Kai trasai žuvo, jie pradėjo lėkti, o galbūt dar nereikėjo lėkti taip greitai, ir ne? Galbūt reikėjo priprasti prie tempo, prie visko. Ir kaip nebūtų gaila, mes turime negerų incidentų, mes turime TV Racing komandos skaudžią avariją, kur lenktynininkas net buvo nuvestas pas gydytojus, laimė jam nieko nenustatyta, viskas baigėsi gerai, mes turime Brum Brum komandos BMW incidentą su kitu automobiliu. Automobilis, matėte, neseniai 45 startinis numeris buvo evakuotas, bet aš mačiau, kad jis jau trasoje, reiškia, nieko blogo nenutiko, jie važiuoja toliau. O štai tas incidentas, apie kurį kalbėjau, 71 startinis numeris, TV Racing komanda. Ir skaudžiausia kol kas šių metų avarija. Tikiuosi, kad tai yra vienintelė avarija šiemet ir daugiau nieko nenumatyto neįvyks. Ir
mes turime dar vieną negerą žinią, tai yra antras startinis numeris, Agila, lietuviška komanda su Ramūnu Čepkausku ir Deividu Jocium priešakyje. Jie jau taip pat nekovoja dėl aukštų pozicijų, turėjo daug techninių gedimų. Iš pradžių degalų tiekimo sistema sustreikavo, vėliau užstrigo viena iš pavarų, komanda turėjo daug problemų su pavarų dėže. Dabar jie važiuoja ir vėlgi, kaip matome, važiuoja su problemomis. Kažkas tai negerai su priekinė pakaba. Audriau, kas ten gali būti? Greičiausiai, man atrodo, yra nulūžusi svirtis ar amortizatorius paprasčiausiai, nes matom, kad ratas visai neturi jokio pasipriešinimo ir jisai grinai pagavęs kokį tai rezonansą, pats daužosi į viršų ir į apačią, kiek jisai Bet tai yra turi ten prototipo erdvės. tipinis gedimas šioje trasoje. Ši trasa yra nelygi, prototipas pritaikytas lygioms trasoms. Ta pakaba yra tokia, kaip čia pasakyti, užspausta ir nuo didelės vibracijos jinai dažnai genda, ar ne? Ne visi prototipai yra tokie nepatvarūs. Galima prisiminti Spikerį, kuris paskutinį kartą, aišku, nesublizgėjo, bet galima prisiminti ir belgus, kurie visgi tai yra irgi prototipas, tik atrodo labai panašiai į serijinį tas automobilį. prototipas jau yra laimėjęs 1000 km lenktynės, tas prototipas pirmauja ir dabar. Mojo Launch Racing komanda, Steve'as Van Bellingenas visai neseniai sėdo prie šio automobilio vairo. Jie pirmauja beveik ratu prieš artimiausią konkurentą, kuris yra dabar jūsų ekranuose, tai yra Porsche 911 GT3 General Financing autopaslaugos komanda. Nemunas Dagilis vos prieš porą minučių sėdo prie šio automobilio vairo. Iki Nemuno jį valdė Benediktas Vanagas ir ši komanda, ko gero, nuo pat starto pasirinko teisingiausią taktiką. Jie šiek tiek surizikavo, užsidėjo slick tipo padangas tuo metu, kai buvo dar drėgna, kai trasa buvo slidi, bet nepraėjo ir 3 ratai. Automobilis pradėjo važiuoti greičiausių tempų, nes trasa labai greitai pradžiuvo. Pakilo šiek tiek vėjas, nustojo lietus, trasa išdžiuvo, jie pradėjo važiuoti greičiausiai, jiems nereikėjo keistis ratų, tuo tarpu, kai kiti tuo metu buvę lyderiais. Užvažiavo į boksus, į serviso zoną, keitėsi ratus. Šita komanda galėjo važiuoti. Na, belgai, matome, užvažiuoja į serviso zoną. Jie jau nebebus lyderiai, bet nes jie lyderiai ir tapo tik dėl to, kad Porsche keitėsi prieš porą ratų. Na kągi, o aš perduodu mikrofoną savo kolegai Tomui, kuris taip pat pakalbins kažką tai iš komandos lenktynininkų, tuo tarpu, kai belgai keičiasi lenktynininkais. Taip, Ramūnai, ačiū tau už suteiktą žodį. Aš esu Interao Lietuva komandos garaže. Šalia manęs Rytis Garbaravičius, tai yra vieni iš šitų lenktynių lyderių ir aišku, smalsu išgirsti jų komentarą, kaip sekasi jiems ir kaip jie vertina savo pasirodymą kol kas. Taigi, Ryti. Na, sekasi mums gana neblogai, iš tikrųjų net galiu pasakyti, kad gerai. Aišku, jeigu technika laikys, tai tada labai gerai. O važiavimas tas mūsų toksai apsunkina, ne tai, kad apsunkina, bet lenktynių tempas toks nukrenta dėl tų saugos automobilių. Gana daug avarijų atsitiko, tai nežinau, šiaip gerai viskas. Ar buvo kažkas netikėto jums per tą laiką 1000 km lenktynėse? Ne, šiandien gal nebuvo. Gal tik tai gaila, kad retos retėja mūsų, tai tiek. O šiaip tai viskas taip turi būti. Kaip jūsų BMW, kaip atlaiko krūvius? Nu, nenoriu prisikalbėti dabar laiko dar. Čia, žinot, tos lenktynės prasidės 8-7 valandą, kada. Tai dabar dar viskas laiko. Daug dievė, kad toliau taip. Tai buvo Rytis Garbaravičius, komandos Interao Lietuva atstovas. Ramūnai, žodis tau. Ačiū Tomai, Rytis pradėjo lenktynės prie BMW M3 automobilio, kurį dabar matote savo ekranuose. Ir šiuo metu ši komanda yra puikioje 4. vietoje nuo Finance Group GSR Radikalo, atsiliekanti jau beveik 2 ratais. Arūnas Kranskas šiuo metu vairuoja Radikalą ir Interao Lietuvos komanda yra pirmoji OPP. Mes matome kokį incidentą. AutoBC komandos Lada rūksta serviso zonoje. Taigi Natalijai Bunkiai, kuri yra šios komandos gretose, viena iš mechanikių, turbūt dabar teks paplušėti. Natalija jau buvo pamokinta Dovilo Četelės, kuris vairuoja šį automobilį, kaip perinkti reikia variklį. Aš manau, kad čia taip pat variklio problemas, ar ne, Audriau, kas galėtų būti? Tai jeigu rūksta garai arba dūmai, tai pirma priežastis arba yra tepalo slėgis išėjęs iš ten, kur nereikia ir yra tepalo garai, arba aušinimo sistema.
Nes jeigu jau pasirodo liepsna, tai yra sekantis jau koks nors tai reiškinys iššauktas, tai arba, pavyzdžiui, užsidega išbėgęs tepalas, ar užsidega kažkokia guminė detalė. Bet šiuo atveju, man atrodo, jokio rimto gaisro nėra. Čia daugiau kažkas tai, ar tai galėjo blokas variklio trūkti ir, kaip Bet sako kokiu atveju sportininkai, gedimas išlenda švaistiklis ir tada viskas labai apsitaško tepalu, būna toks kaip tiesiog smūgis labai karšto ir labai lakaus tepalo ir iškart ant karštų detalių, ant duslintuvo, toj pusėje yra duslintuvas labai karštas, taip kad dabar sunku ten suprasti, Natalija turės stipriai papliušėti, kad Bet sutvarkytų. komanda žiūri kažką tai variklio skyriuje ir aš manau, kad mano kolega Tomas toj pakalbins kažką tai iš komandos narių, kol jie bando tvarkyti. Ar įmanoma sutvarkyti tokį gedimą? Čia tik variklio keitimas. Čia tik vėliau aš galiu pasakyti, kai žinotume, kas ten atsitiko. Gal paprasčiausiai koks tai vamzdelis, gal koks tai alsuoklis, gal kas nors. Gali būti nuo paprasčiausio, ar koks tai varžtas atsisuko, iki pačio sudėtingiausio, kaip aš minėjau, jeigu jau atsidaręs kapotą matai švaistiklį, tai galima viskas. važiuoti namo. Na, aš tikiuosi, kad Natalija, aišku, dabar negalės kalbėti, jinai labai greičiausiai netrukus taisys automobilį, bet kažkas galbūt iš lenktynininko ar komandos vadovas sutiks pasakyti, kas atsitiko. Na, o mes tuo tarpu priminkime lyderius. Lenktynėse kol kas pirmauja General Financing auto paslauga, Nemunas Dagilis, Mojo Launch Racing, Steve'as Van Bellingenas vairuoja BMW M3 Silueto, jis yra antras, Finance Group GSR, Arūnas Granskas ir GSR Radikalas šiuo metu yra trečias. Interao Lietuva, Rytis Garbaravičius, vienas iš komandos lenktynininkų, neseniai kalbėjo su mumis, jie važiuoja ketvirti. Penktoje vietoje Likvimoli Racing Team Lietuva. Jonas Gelžinis prie vairo penktoje vieta, nepaisant to, kad per treniruotės jie turėjo daug problemų. Taigi, perduodu mikrofoną savo kolegai Tomui Langviniui. Tomai. Taip, aš esu tame degančiame, dūminančiame garaže ir šalia manęs yra Tomas Šutinis. Tomai, galbūt galėtumėte pakomentuoti, kas nutiko automobiliui. Duslintuvė atsirado skylė ir pradegė stabdžių vamzdelis. Stabdžių skystis va užvirė, paskui išbėgo viskas ir dingo stabdžiai ir pradėjo nebetraukti mašiną. Plius vos sustojom. Kiek rimtas šitas gedimas? Iš principo, jeigu nebūtų kiti pasitraukę, būtų labai rimtas. Nes sustoti tikrai nebegalėjau, o dabar tai ką, sutvarkysim ir važiuosim toliau. O mes toliau seksime įvykius.